Sveiki, neeilinis video, šiek tiek ne pagal planą, tiesiog ekspromtu padarytas beveik šiek tiek su užvėlavimu, kad būtų ta informacija sustovėjusi. Tai be jokių užuominų, be jokių ten, kaip sakant, vaikščiojimo aplink, tiesiai į tašką. Dėl to, kas buvo paskleista interneto platybės ir ypač Facebook'e apie ale dingusį vaiką, tai iš karto pasakau feikas. Būtent tas atvejis, kuris buvo prašymas parodytas nuotraukos, nuotraukos esančios datos, skaičiai nesutampa, gali būti, kad ir pati mergaitė ne ta, tokia gaunasi istorija sulipdyta. Pačio to akto kaip ir nebuvo, jeigu pačiu karštutiniu atveju, jeigu ten rodytų mergaitę, prasme, viskas būtų padirbta. Ir vėliau gali būti, kad imsis irgi, sakysim, jėgos struktūras parodyti kažkokius kadrus ale dokumentinius, nebus nei vaizdo, nei interviu, kur kalbės mergaitė arba pasakos, kaip jinai metalinėme garaže išbuvo 2 paras šaltyje. Tarsme, ten iš karto, klaida po klaidos. Ir viskas yra feikas, išskyrus tai, kas yra per žinias pasakyta. Tai yra padirbta problema, kaip klimato atšilimas, pavyzdžiui, ir iš karto pateikiamas sprendimas problemos. Tai yra, kad jūs pasirašytumėte eilinį kartą ant kažkokios eilinės nesąmonės, bet šį kartą eina kalba apie vaikus. Tam, kad juos čipuoti. Čipai bus jau jie, padaryti iš tikrųjų, tik tai reikia, kad žmonės sutiktų. Būtent žmonių sutikimo reikia. Velniai negali nieko daryti prieš žmonės. Ir čia svarbiausia nepasimauti. Kaip sakiau, keliose filmuose iš anksčiau, tai būtent žiūrėti mano, ne mano, tinka, netinka. Jausi savo vidum, tiesiog iš vidaus, nežiūrint tai, kas lupama yra iš šono. Per daugelį kanalų įvairiom kalbom jau kalbama, kad išjungsit televizorių, nustosit gyventi svetimus gyvenimus ir pradėsit kurti savąjį. Dalyvausite savo filmo kūrime, savo gyvenime, savo likimą. Galėsite keisti tiek, kiek jums norėsis. Ir kad nesikiš ten, kur jums nereikia kištis, tiesiog palikite tą visą situaciją ramiai, žiūrėkite iš šalies kaip į cirką. Tų cirkų dar bus, 2 maždaug ar 3 tokie ryškus kažkokie išmetimai, o kas dėl tų dingimų, tai jie tikrai yra skirtingos priežastys tų dingimų. Iš to viso to srauto, sakysim, iš 10 dingusių vaikų, gal iš 20 tik tai 1 ar 2 patenka į X-failų kategoriją, visiškai X-failinę kategoriją. Kiti yra maždaug trečdalis, tai yra ten, daleiskim, kažkokį tai, kaip čia jums dabar pasakyti net, tokia yra, kur su tikslu išpirką ten turėti ar kažką tokio. Ir tokiu atveju dar yra, kad tiesiog imami organai. Čia tam buvo tas ir sukurtas pasišaudimas, toje netolimoje mūsų šalyje, kur žmonės paskui dėl savo nežinojimo pasispalvino savo profilius 2 spalvom, kurios irgi dalyvauja ženkliukose, kur yra skirti ženkliukai neįgaliesiems. Tai yra geltona, mėlyna spalva bukina protą. Apie tai kalba lietuvių pagonių žiniai. Bet žmonės vis tiek nekirpia dėmesio ir aklai varo ten, kur jiems partija liepia. Taip, kabutėse su šypsena aš jums sakau dabar. Esmė yra tame, kad tie varliagyviai, jie turi daug pinigų ir jie, tarsi skaito, kad jie sveikatą taip pat gali nusipirkti, bet kad ją turėti, dar kol kas nėra tiek pažengusios technologijos būtent to medicinoje, kurie mums žinoma. Kita yra medicina, nesakysim, kosminė, apie kurią aš jums vėliau pasakysiu. Kaip ir viskas aplinkui yra, žinios, medicina, technologijos, viskas yra 2 lygiai. Vienas lygis yra mums pateiktas, kitas yra mums nepateiktas. Tai tas, kuris mums dar pateiktas, būtent šitoj sferai, šitoj, kaip sakant, arklidėj galima rasti tokius dalykus, kad tiesiog nusiperka organus. Žmogus jaunas mirė,
pasiėmė organą. Labai šita operacija buvo paplitusi Ukrainos tose mūšiuose, pasišaudimuose, nes karo nepavadinsi, kadangi virš 20 dujotikių eina per Ukrainą, ne vienas nepažeistas, ne vienas nesusprogdintas, visur vyksta komercija abipusė ir visi žmonės dėl savo nežinojimo, pabrėžiu, dėl savo nežinojimo, dėl melagiščių iš aplinkui, dėl to, kad klauso kitokias žinias, išsižioja kaip begemotai ir jums tada primėto arbūzui burną. Jeigu jūs neišsižiosit, jums neprimėtis. Tai yra, nustokit būti efekto būsena, kad atsimerkia ir viską, ką sakys jums, viską jūs primsit kaip tiesą. Ir tas visas vyksta, ta teritorija ten, kur vyksta mūšiai, jinai iš tikrųjų atlaisvinama, pardavinėjama, dalinama. Anksčiau jinai buvo iš 17 skirtingų sričių. Apie tai buvo jų pačių sukurtas filmas Valstybės tarnas arba valstybės tarnautojas, arba rusiškai taip ir vadinasi Sluga naroda, kur vaidina tas pats aktorius, kuris dabar aktorius yra, Zelenskis. Jis ten ir vaidina būtent būsimą prezidentą ir esamą prezidentą. Toks yra filmas gal 14 metų, gal 15, nesimenu. Bet tą serialą būtų verta pažiūrėti. Pasme, ten parodo užkulisius, bet kaip ir iš gerosios pusės, kaip gerėti parodo. Čia buvo toksai prieš rinkiminis padarytas filmas, nuo jo tikro tėtušio finansuojamas. Ir paskiau, kada įsigilinsit, viskas, kas vyksta pasaulyje, aplamai, galima suversti ant vienos tautos, žinot, ant ko. Ir dėl ko Hitleris jos degino ir naikino ir taip toliau. Viskas sueina vieną pusę. Ir kada tie žmonės, kurie nešioja uniformą jėgos struktūrų, ateis pakuoti žmonių, kurie bandė dar kažką tai prasimušti, kažkaip įrodyti, kažką tai pateikti kitko, jie eina prieš kurie. Ir dabar tokie metai šitie labai įdomus, kad šiais metais labai daug išlys galų jėgos struktūrose, Seime, tiesiog tose tarp valstybinių organų, kolegos aptiks pas save kirminus visur. Jų yra, viskas vyksta dabar, visi tie darbeliai, trafikai, visi narko, organų, viskas vyksta dabar. Tiesiog tik tai viskas labai gerai buvo užslėpta, organizuota ir liktai ėjo tyliai ir rankom trinė visi ir viskas labai gerai. Visi gavo pinigus ir taip toliau. Noriu pabrėžti, kad Seimas tai faktiškai yra kaip biznio kažkokia tai salė, kurioje susitinka žmonės susidarėti dėl tam tikrų projektų, kad pasiimti pinigus. Nemažą dalį pinigų. Pervežė 2 tankus smėlinės spalvos iš vienos vietos į kitą. Pasiėmė 1000. Grąžino jas atgal, kaip remontuotinus ar neremontuotinus, vėl pasiėmė 1000. Viskas yra iš mūsų šalies biudžeto. Ir tokiu pačiu būdu viskas vyksta toliau. Ta parazitinė sistema įdiegta iš anksčiau. Tai yra ne rusai kalti, nes tai vyko dar anksčiau. Ir netgi pas rusus buvo tos autos didvyrių. Jūs žinote, apie ką kalbu? Apie 60 žmonių, buvo iš 100 žmonių, 60 žmonių, 60 vienetų, galima taip sakyti, žmonėm jos negalima pavadinti. Jie pasiėmė tas pavardės, kitokias pasikeitė. Buvo tos šalies, arba tos, ne šalies galima sakyti, jie kaip ir šalies net neturi iš tikrųjų, tos tautos atstovai. Buvo centrinėme komunistų partijos TSKP tam biure. Ir toliau krūvos jų buvo konclagerių vadovai ir visokie tie būrių vadai, kurie ateidavo žmonės ir įsdavo į vagonus. Veidas liktai ir ne juodaodžio, ne afrikiečio, bet ir ne europiečio, jeigu gerai pastudijuot. Ir sekantis filmas Betoninis alibi bus būtent apie tai, kur aš jums tiesiog parodysiu užsieniečių surinktą informaciją, ne rusų, anglų, amerikiečių, surinktą informaciją, kuri šokiruos dalį jūsų, kai kas buvo susipažinę žinojo apie tai, o bus kiti šokiruoti labai stipriai. Bet čia tada viskas sueina į viską į vieną. Kodėl būtent Lietuvoje, kodėl būtent su Lietuva, kodėl tokie visi pagerinti vadovai Lietuvoje, taip vadinama, jie kaip patys pasivadina Marija žemė, daro tokius dalykus. Iš tikrųjų šita žemė šventa, iš tikrųjų mūsų tauta tikrai neeilinė ir vėliau jūs suprasite kodėl. Bet nenusiminkite, nes, kaip pasakyti, paskui
didelius gumulus jonumo atėjo į šitą pasaulį tuo pačiu metu, instaliavosi ir baltieji gumulai, baltieji šratai arba šviesos energijos, sakysim, koncentracija nešantis, šviesos kariai ar ten, kaip jums geriau skamba. Ir kiekvienam gudriam velniui yra paruoštas gudrus sraigtas į užpakalį šiuo metu. Todėl sakau, kad jeigu kas nors abejojate dėl savo esamų darbo, ką jūs darote, galbūt sąžinė pradėjo griaužti, kad darote neteisingai, tiesiog išeikite šitą darbą, nes jau šiais metais, nuo pat pavasario ir vasarą, prasidės griūtis. Būtent užtenka 1-2 žmonių, kurie yra kaip viso, sakysim, pastato viena plyta, jie išeina iš to žaidimo kaip viena plyta, bet jeigu jinai yra kažkokiam tai svarbiam taške, paskui tą plytą gali prasidėti griūtis, didelė griūtis. Tai yra, mes kaip patraukiam megztuką, kokį išmegztas siūlo patraukiam, ir tas visas megztukas suyra. Tai panašus veiksmai bus šį kartą, šiais metais, jūs matysite labai didelį šou, matysite, kaip vienas kitas skundžia įvairiaus plauko, įvairių instancijų pareigūnai, pridavinės, pradės kariauti tarpusavyje, kaip panašiai, kaip ir krokodilai pešasi dėl maisto, faktiškai būna taip, kad ne tai, kad plėša patį maistą, bet ir vienas kitą apkandžia kojas, nukanda ir visa kita. Tai čia panašiai elgsis, nes ten yra aktyvintos labai tos, būtent iš šios pusės esamos reptilinės smegenys, kurias, kaip sakiau, mes turime mes visi. Ir to dėka, kad jie išlikti, yra pagrindinis instinktas išlikti, kad išlikti saugiam arba išnešti sveikam kailiui, būtent bus daromi tokie dalykai. Pasakau apie Hotel California, tada eina nebereikalo, nes paskiau ten viską irgi sujungsim į vieną vietą. O kol kas atsisveikinu, aš jums linkiu visiems blaivaus sveiko proto. Ir, tiesiog, jeigu galite kiek mažiau, klausykite žinių, net gerų prognozių, kiek įmanoma. Jūs išeisite iš to žaidimo, jūsų gyvenime nustos būti tos bangos, tokios, kur kiekvieną dieną įpilinės kažką tai, ir pradėsite kurti savo realybę, tokią, kokius norite. Nes, taip gavosi. Tai buvo sukurta ir prieš pabaigą kažkas paėmė ar pasigailėjo mūsų, arba apsigalvojo dėl mūsų. Ir dabar tie, kurie buvo sukūrę chaosą, pagrindiniai visų tų firmų, kurios sukūrė vaistus su adatom, šitų visų žinomų jums, 3 ar 4 firmos, jų visų vadovai yra su tom pavardėm, tos pačios šalies, tos pačios tautos atstovai. Tik tai jie gimė yra skirtingose šalyse. Kaip būna Gruzijos, ten žydas, pavyzdžiui, ten ar Lietuvos žydas ir taip toliau. Apie juos dar atskirai papasakosiu dar vienam filme, kur aš tiesiog buvau kaip operatorius tokiose vestuvėse. Ir tai buvo dar atskiras įspūdis, bet jisai irgi sueina į vieną. Supraskite, kad mūsų jie nelaiko žmonės, jie galvoja, kad mes yra kaip kažkokie tai trečiarūšiai aplamai. Ir viskas, kas dabar vyksta jūsų akyse, yra didelė labai pudra. Pripudrinta tiek, kad jūs nesuprastumėt, kas iš tikrųjų stovi už to viso užkulisyje. Ten rasite ir tą tautą, ir kiniečius rasite, ir dar daug visko. Bet iš esmės, vadovaukite savo sveiku protu, nepasitikėkit dabartiniu esamu mokslu, nes jisai yra visiškai lengvai pigiai nuperkamas. Visi straipsniai, visokie britų mokslininkai nustatė, atrado, viskas yra nuperkama už centus ir patikima jums kaip tiesa. Būkite atidus, būkite tikri tėvai, mylintys tėvai savo vaikus, pasirūpinkite jų saugumu, tamsiu paros metu tiesiog neleiskite jos į lauką, nepasimaukit ant kablio, kurį užmetinės karts po karto ir viskas bus tvarkoj. Chaosas kuriamas tam, kad jumis įbaugint. Įbaugintą minę lengviau valdyti, lengviau manipuliuoti, nes bus pateiktas iš karto jums pasiūlymas, kaip išeitis iš to viso, ir tam, kad tiesiog vesti paskui jūs į pražūtį, į juodą katilą. Tai, kad būkite atsargus, o visus cirkus, kas bus paskiau, jūs matysite
nes išlys ir iš tikrųjų vaikus grobiantis tie artistai maždaug iki kovo mėnesio. Atsiras pirmosios, kaip sakant, žibuoklės aukos sniego tirpstant, bus surastos visos grupuotės, visi kanalai ir paskui sužinosime ir apie savižudybės tų didelių žmonių ir taip toliau. Bet čia bus labai įdomu. Taip kad negalvokit, kad čia dėl jūsų kas nors ką nors stengiasi daryti ten, aš kalbu apie tuos, kur sėdė, jie visi yra faktiškai egoistiškų polinkių, su visiškai egoistiškais tiklais. Ir viskas, kas kalbama per radiją, per televizorių, ten vardan ale kažko tai, yra visiškas melas, netiesa. Ir nelįskite į patriotų gretas, tiesiog būkite, išlikite namuose saugus, kaip įmanome, ir su savo protu. Labai linkėčiau to daryti. Taip kad dabar pradėkite pumpuoti jau ne rankas, o smegenys. Nes jeigu nepumpuosite smegenų savo, tai teks dirbti rankomis. Taigi, sveikinu su jumis iki kito karto, dėkoju už dėmesį ir laukite filmo sekančio, jisai bus labai šokiruojantis.